Ketvirtadienio pavakarę Vilniuje vakarinėme aplinkelyje užsiliepsnojo automobilis Toyota. Mašina sudegė visiškai. Tai nutiko vakarinėme aplinkelyje, važiuojant nuo Pilaitės Gariūnų link. Automobilis Toyota Vensis užsidegė bevažiuodamas, pasak ugniagesių. Ir iš pradžių buvo pastebėti tiršti dūmai iš mašinos apačios. Pasipylė dūmai, benzininis automobilis. Atvykus ugniagesiams dėja jau buvo vėloka gelbėti, nors matosi čia keli gesintuvai stovėjo, ten toliau pastatyti prie policijos automobilio. Na ir netrukus įsiplėskė mašinos variklio skyrius ir išdegė visas variklis. Taip pat ir salonas. Automobilio išgelbėti nepavyko, bet pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Tai maždaug 20 metų automobilis. Na ir yra benzininis variklis. Kiek žinoma, kodėl kilo gaisras, neaišku. Gal dėl degimo, gal dėl gedimo. Ir praktiškai daugiau automobilis kaip ir niekam netinkamas. Ir greičiausiai dar pravažiuojantys žmonės mėgino gesinti mašiną, nes štai pareigūnas atneša gesintuvų visą glėbį. Bet šių priemonių nepakako, atvyko ugniagesiai. Netoli čia yra ugniagesių komanda. Nuslopino ugnį, bet mašina jau greičiausiai sudegė neatstatomai. Aš gaisro nepamačiau, važiuojant šiuo keliu. Mane žmogus lenkia ir rodo pirštu, kad kažkas tai nedo. Aš galvojau ratas ar dar kažkas, tai nes nejaučiau jokio pašalinių garsų. Atidariau langais ir iš apačios mašinos matau liepsnas, stok. Aš tik sustojau ir spėjau piniginę pasiimti, iššokau iš mašinos, mašina pradėjo degti, atvira liepsna. Aišku, subėgo žmonės, bet jie su 20 gesintuvų jos neužgesino, tol kol gaisrinė neatvažiavo. Užgesino ir tiek. Jūs vienas važiavo? Aš vienas važiavau. Pavyko nenukentėti? Nu, be šoko, tai galima skaityti, tai viskas. Tai neįsivaizduojat, nuo ko čia galėjo? Neįtarėt? Nu, žiūrėkite, situacija kokia man važiuojant, užsidegė to čeko lemputę. Jinai, kaip ir važiavau, viskas, matosi, numetus gazą, kad jinai, gal, kaip pasakyti, trailina, nori užgesti. Tai, o biškai pagazavus, tai viskas idealiai dirba. Visa mano buvo kažkokia, kad bėda, tą lemputę pasakė, kad turbūt nusimato bėda. Aš važiavau į darbą, man liko keli kilometrai, aš taip ar taip būčiau kažką tai daręs tenais. Bet yra kaip yra.